Sveiki, paskutinis futbolo pasaulio čempionato ketvirtfinalis. Argentina-Belgija. Ką žinau, nors persiplėšk. Iš tikrųjų, dvi puikios komandos, nors sakyčiau taip, argentiniečiai yra pernelyg priklausomi nuo savo lyderių. Ir netgi nesakyčiau, kad pirmiausia nuo Lionelio Messi, pirmiausia nuo puikaus Angelio Di Marijos. Belgija sužaidė su amerikiečiais geriausias savo rungtynes. Amerikiečiai pabandė žaisti atvirą futbolą su raudonaisiais velniais ir visam pasauliu parodyta, kad su belgais taip žaisti neverta. Manau, kad Argentinos futbolininkai visą tai pastebėjo ir atviro futbolo neturėtų būti. Tai reiškia, kad belgams pramušti argentiniečių gynybą bus iš tikrųjų sunku. Nors žaidžia dvi atakuojančios komandos, mėgstančios atakuoti, mokančios atakuoti. Šį kartą sakyčiau, kad tai gali būti labai klampus futbolas, tai gali būti 90 minučių sunkios kovos ir po pratęsimo, po baudinių serijos. Gerai, argentiniečiai labiau patyrė, tegu jie ir laimi. Labą dieną, šiandien laukia labai įdomios varžybos Argentina prieš Belgiją. Klausyk, Vita, už ką tu sergi? Aišku, iš Belgijos. Aš ką tik grįžau iš Belgijos. Žinok, ten jie tokį turi įdomų reiškinį. Jie garbina tokį sisiojantį berniuką, bet jis toks mielas. Ką ten tie tavo belgų futbolininkai dievinantis sisiojantį berniuką? Pavyzdžiui, Argentinos vyrai dievina tokį nerealų dievą Angelį Di Mariją ir, žinok, tikrai privers apsisisioti tavo tos visus belgus. Bet užtat belgai valgo daug kriauklių ir moliuskų. Čia yra tikras afrodiziakas. Klausyk, tai tavo belgai jau padus per pirmą kėlinį su savo tais moliuskais. Vat argentiniečių vyrai valgo normalius, didelius kepsnius. Ir iš tikrųjų nėra romantiškiau, kai vyras valgo pusžalį kraujuojantį steiką. Ir dar sušokti tango šokį būtų iš vis nerealu. Kokia romantika, kokie vyrai, o koks futbolas. Nu, žinok, aš tavęs klausau, tu čia taip romantiškai šneki, bet aš vis tiek, žinok, esu už moliuskus. O aš už argentiniečius, už normalius didelius kepsnius. Jisai toks mielas man pasirodė. Klausyk, užmiršau. Ką tu čia šneki? Ai. Garsas, tyla aikštelė. Klausyk, nėra jėgų.